Sveiki. Siunčiame video, kuriame yra informacija, kaip redaguoti produktų nuotraukas. Tai pasirinksime vieną iš jūsų atsiųstų nuotraukų ir ją reikia truputėlį apkarpyti. Sumažinti dydį ir išsaugoti kitų formatu. Su JPG kaip ir viskas gerai formatu, bet yra dar labiau patinkantis Google formatas WebP, nes jis labiau suspaudžia nuotrauką, išlaiko tokią pat kokybę ir yra efektyvesnis. Tai pirmiausia, ką reikia padaryti, tai yra pasikeisti paveikslėlės drobės dydį. Angliškai tai yra canvas size ir mes turime jį pasidaryti kvadratą. Dabar yra 3000 ant 4000, tai yra 3000 pikselių plotis ir 4000 pikselių aukštis. Tai mes turime pasidaryti, kad aukštis būtų 3000 pikselių. Ir dabar matote, kad nuotrauka sumažėja. Ta prasme, nuotraukos balti kraštai iš viršaus ir apačios sumažėja, jie susitraukia ir jį patampa kvadratinė. Tuomet sekantis žingsnis pasikeisti paveikslėlio dydį iš 3000 į 1500 pikselių. Tai bus nuotrauka tuomet jau 1500 pikselių ant 1500 pikselių. Ir trečias žingsnis - išsaugoti nuotrauką reikia kaip WebP formatą, tai yra eksportuoti kaip ir pasirinksime WebP. Kokybę galime pasidaryti tarp 95% ir 100%. Mes taip darome visada taip 95, kad kuo mažiau užimtų tą nuotrauką. Štai galite matyti, kad išsaugota nuotrauka užima tik tai 60 GB. Tai kaip ir tiek būtų iš nuotraukos redagavimo. Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės.